Šimonytė pono Nausėdos siūlymus dėl nulinio GPM tėvams yra absoliutus populizmas. Čia tai buvusi premjerė vertina siūlymus sumažinti mokestinę naštą tėvam. Ir čia citata iš to straipsnio Gitano Nausėdos, kuris yra save paskelbęs kairiuoju, aš negirdėjau, kad jisai taip paskelbtų, kai tu taikai nulinį tarifą žmogui, nuo bet kokių pajamų vien dėl to, kad jis turi vaikų. Labai, sakyčiau, makabriškai skamba iš buvusios premjerės. Tas toksai, sakysim, akibrokštas, kai jinai pati neturi vaikų, čia nenagrinėsim priežasčių kodėl. Ir jinai nesuvokia tėvystės apskritai svarbos valstybei. Tuo tarpu mes nekartą sakėm, garsų žmonės Lietuvoje, normaliai garsų, su aukštais pasiekimais Lietuvoje žmonės, apie tai kalbėjo ir Arvydas Juozaitis, jau rodė ir jos straipsnį apie tai, kad demografinė, tai yra gimstamumo problema Lietuvoje yra taip bloga. Ir kad reikia kažką daryti, tai čia pasiūlymus, kaip kažką daryti, kad gimstamumas didėtų, buvusi premjerė bevaikė Šimonytė vadina populizmu. Jos vietoje reikėtų jai nusiraut paskutinius plaukus ir muštis ir daužytis į krūtinę, kad esu kalta, dėl to, kad jinai per 4 metus premjeriavimo nieko nepadarė, kad gimstamumas Lietuvoje padidėtų. Priminsiu, kad tokį projektą, kaip dabar siūlom Nausėda, yra pasirašęs Lenkijos premjeras Navrockis. Toks modelis jau veikia ir Vengrijoje. Ir gimstamumas ten didėja. Tai čia nėra naujiena, čia nėra populizmas. Kitos šalis irgi eina tuo keliu, todėl kad Europoje gimstamumas yra tarp tikrų senųjų Europos gyventojų. Yra labai žemas, mažas, žmonės sveiko proto, kurie nors truputėlį orientuojasi apie pasiekmes ir jaučia atsakomybę už savo valstybės, jau ieško sprendimų, kaip tą padaryti, o žmonės, kurie nejaučia atsakomybės už savo valstybę, kurie visiškai nesuvokia pasiekmių, va tokie kaip Šimonytė, kurie realiai už tokias kalbas jau negalima vertinti kaip sveiko proto moterį, tai jie pat vadina kažkokius veiksmus, gerinant demografinę valstybių padėtį, didinant gimstamumą senosios Europos valstybės. Tai vadina populizmu. Nors pati visiška populistė ir, dar riebesnių epitetų pasakyčiau, bet tiek to. Beje, buvęs užsienio reikalų ministras Gilys, tai tokį, reiškia, tekstuką prašė. Lietuvoje gili demografinė duobė. Tik 20 000 kūdikių per metus vietoj kažkada turėtų 56 000. 450 000 žmonių yra maisto banko klientai, apie 180 000 gyventojų yra absoliutia skurde. O mes švaistom pinigus 5,38% BVP karui, kurio turint proto ir sąžinės galima išvengti. Bet mūsų valdžia iš kvailumo ar pagal užsakymą tą karą provokuoja ir karo isterijos sąlygomis didina iki beprotybės karinės išlaidas, atimdama išteklius iš šeimų, mokyklų, ligoninių, teisėsaugos, kultūros. Ir viso to beprotybės šils tvaro fake news, netikrų naujienų sukvailinta lietuvių dalis, nesupranta. Čia manau, kad labai aiškiai, labai konkrečiai viskas įvardinta ir nėra ką pasakoti daugiau, viskas taip aišku. Labai konkrečiai buvęs užsienio reikalų ministras sudėliojo prioritetą sveiko proto valstybėje realiai.